Sveiki! Šios pamokos tema yra skaičių aibių sąjunga, sankirta ir skirtumas, bei skaičių aibės poaibiai. Tad mokysimės veiksmų su aibėmis. Pirmiausia, juos apibrėšime, o po to taikysime spręsdami uždavinukus. Tai ir apibrėžkime aibių veiksmus. Kalbėsime apie 3 aibių veiksmus – apie sąjungą, sankirtą ir skirtumą. Pradėkime nuo sąjungos. Kas tai yra aibių sąjunga? Sąjunga tai iš aibių A ir B visų elementų sudaryta aibė. Rašome A sąjunga su B yra aibė C. Naujas ženklas, sąjungos ženklas. Taigi aibė C sudaro visi aibės A ir aibės B elementai. Panagrinėkime pavyzdį. Jei turime aibę A, kurią sudaro elementai 2, 4, 6 ir 8, ir aibę B, kurią sudaro 3 ir 6, tai aibė C, tai yra aibių A ir B sąjunga, bus tokia aibė, kurią sudaro visi elementai. Tai yra prie aibės A elementų prijunkime dar ir aibės B elementus. Tai yra prijunkime trejetą ir šešetas jau yra. Taigi aibę C sudarys elementai 2, 3, 4, 6 ir 8. Taigi aibių sąjunga yra visi elementai priklausantis aibei A ir aibei B. Kitas veiksmas yra aibių sankirta. Kas tai yra aibių sankirta? Sankirta tai iš aibių A ir B visų bendrųjų elementų sudaryta aibė D. Vėl matome naują ženklą sankirtos, tai yra rašome aibės A ir B sankirta yra aibė D. Taigi aibė D sudaryta iš aibės A ir B bendrųjų elementų. Kaip tai atrodo pavyzdyje? Sakykim, aibė A sudaro elementai 1, 2 ir 3, aibė B sudaro elementai -1, 2, 5, 8 ir 11, mums reikia rasti aibę D, tai yra aibių A ir B sankirtą. Sankirta, sakėm, yra bendrųjų elementų aibė. Ieškome, kokie yra bendri elementai aibėse A ir B. Vienintelis bendras elementas priklausantis ir aibei A ir aibei B yra dvejetas. Todėl aibė D, arba tai yra aibių A ir B sankirta, sudaro vienas elementas 2. Ir liko dar vienas veiksmas, paskutinis, kurį šiandien nagrinėsime, tai yra aibių skirtumas. Kas tai yra aibių skirtumas? Skirtumas tai iš aibės A elementų, kurie nėra aibės B elementai, sudaryta aibė. Rašome, kad aibės A ir B skirtumas yra aibė E. Prisimenam, aibė E sudaro tie aibės A elementai, kurie nėra aibės B elementai. Panagrinėkime pavyzdį. Jei turim aibę A, kurią sudaro 3 elementai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aibę B sudaro 4 elementai, tai yra 4, 8, 12 ir 16. Norėdami rasti skirtumą, mes iš aibės A elementų išbraukime tuos elementus, kurie yra aibėje B. Tai yra išbraukime elementą 4 ir 8. Ir lieka aibės A ir B skirtumas, aibė sudaryta iš 5 elementų – trejeto, penketo, šešeto, septyneto ir devyneto. Taip, tai norint rasti skirtumą, iš aibės A elementų išbraukėme tuos, kurie priklauso aibei B. Štai ir visi veiksmai su aibėmis. Sąjunga, prisimename, tai visi elementai priklausantis aibei A ir B. Sankirta, tai bendri aibės A ir B elementai. Skirtumas, tai tie aibės A elementai, kurie nepriklauso aibei B. Kita sąvoka, kurią turime apibrėžti, tai yra poaibis. Iš aibės A, kurių nors elementų sudaryta aibė B ir yra aibės A poaibis. Rašome, aibė B yra aibės A poaibis. Dar vienas žymėjimas, aibė poaibis. Taip,
Taigi, jei turime aibę A ir paimame iš jos kelis elementus, tai sakom, kad aibė B yra aibės A poaibis. Tačiau, jei mūsų duotoje aibėje B yra ir elementų nepriklausančių aibei A, tuomet aibė B nėra aibės A poaibis. Kad galėtumėm sakyti, jog aibė B yra aibės A poaibis, tai aibėje A turi būti visi elementai priklausantis aibei A. Visi elementai iš aibės A, kitaip sakant. Taip. Štai ir visos sąvokos, kurias šiandien turėjome išsiaiškinti. Prisiminkime. Aibių sąjunga. Jo ženklą prisiminsim, kad sąjungą žymime šitaip ir pakartojam sąjungą, tai visi elementai priklausantis aibėms abiem. Aibių sankirta. Vėl prisimenam žymėjimą ir sankirta tai yra bendri aibių elementai. Skirtumas randam paprastai. Iš pirmos aibės elementų išbraukime tuos, kurie yra antroje ir lieka tai, kas lieka, tai yra skirtumas. Ir poaibis prisiminsime, kad visi elementai turi būti būtinai aibės ir aibės A elementai. Kitaip negalėsim sakyti, kad tai yra poaibis, jei yra pašalinių. Štai ir visos sąvokos. Keliaukime prie užduočių. Skaičių tiesėje pažymėti du intervalai. Raskite tų intervalų sąjungą, sankirtą ir skirtumą. Atsakymus užrašykite intervalais. Kad būtų paprasčiau, kiekvienu atveju atidėkime vienoje skaičių tiesėje. Tai yra, ieškodami intervalų sąjungos, atidėkime vienoje tiesėje pirmasis intervalas. Tai būtų nuo -1, nuo minus begalybės iki -1, įskaitant -1. Pažymėkime jį raudona spalva. Ir antrasis intervalas yra nuo -2 iki 6, įskaitant 6. Nuo -2 iki 6, įskaitant 6. Raskime tų intervalų sąjungą. Kas tai yra sąjunga, prisimenate, tai yra visi elementai priklausantis abiems ir vienai ir kitai aibei. Taigi intervalas, atsakymas būtų nuo minus begalybės iki 6, įskaitant 6. Taip pat prašė rasti šitų intervalų sankirtą. Vėlgi atidėkime pirmąjį intervalą nuo -1, nuo minus begalybės iki -1, iki -1 ir antrąjį intervalą nuo -2 iki 6 ir raskime tų intervalų sankirtą. Kas tai yra sankirta? Tai yra bendroji dalis. Labai gražiai matom, kad bendroji dalis yra nuo -2 iki -1, įskaitant -1. Ir paskutinė užduotis prašo rasti intervalų skirtumą. Tai nuo minus begalybės iki -1, vėlgi tas pats intervalas. Atidedame kitą intervalą nuo -2 iki 6, įskaitant 6. Ir kurgi yra pirmojo intervalo, pirmojo intervalo skaičiai, kurie nepriklauso antram intervalui. Tai būtų nuo minus begalybės iki -2. Jie priklauso tik pirmam intervalui, o antram intervalui jau nepriklauso. Visai paprasta. Šioje užduotyje mes prisiminsime skaičių aibes ir šiandien išsiaiškintus
teiginius. Ar tikrai išvardinti teiginiai yra teisingi ir kodėl? Ar tikrai natūraliųjų skaičių aibė yra ir sveikųjų skaičių aibės poaibis? Natūraliųjų skaičių aibė, sveikųjų skaičių aibės poaibis. Ar tikrai? Mes žinome, kad sveikųjų skaičių aibę sudaro kas? Natūraliųjų skaičių aibė, 0 ir jiems priešingi skaičiai. Taigi natūraliųjų skaičių aibė tikrai yra sveikųjų skaičių aibės poaibis. Taip pat galvodami atsakysite į klausimą 2, 3, 4 atveju. Na ir mes bendrai dar atsakykime paskutinį klausimą. Ar tikrai realiųjų ir iracionaliųjų skaičių aibių skirtumas yra racionaliųjų skaičių aibė? Ar tikrai? Prisimename, kad realieji skaičiai tai visi mums žinomi skaičiai, o juos sudaro kas? Racionalieji ir iracionalieji skaičiai. Taigi iš visų realiųjų skaičių, kai mes išbrauksime iracionaliuosius, tai tikrai liks racionaliuoji skaičiai. Sąmoningai praleidau nuo 2 iki 6 dalies. Tikiu, kad savarankiškai pagalvosite, pareflektuosite ir įtvirtinsite šiandien sužinotas žinias bei prisiminsite skaičių aibes. Šiandien tiek. Iki.